Man atrodo, kad kuo tu labiau augi, saugi, tada ir kažkaip supranti, ko tu nori iš to gyvenimo. Tai prasidėjo kaip juokelis, bet tada pagalvojau, kad geri pinigai, reikia tiesiog turėti iš esmės teisės, kad vairuotum kokią fūrą. Ir viskas. Kaip manai, ar esą yra kultas? Labą dieną. Sveiki visi. Labą dieną. Šiandien pas mus svečiuose Vitalija. Vitalija yra VDU ESA prezidentė. ESA tai studentų atstovybė, jeigu kas nežinot. Ir sklando tokie gandai, kad Vitalija yra geriausia prezidentė. Nu tikrai taip. Ir sklando gandai, kad Vitalija bus kaip Dalia Grybauskaitė. Ir 2 kadencijas tiesiog nušluos atstovybę. Tai gal Vitalija pati galėtų prisistatyti šiek tiek, papasakoti apie tai, ką jinai daro. Ir kaip sugalvojai tapti ESA prezidentė? Geras klausimas, sveiki visi. Taip, tai mane jau pristatė su Vitalija, VDU studentų atstovybės prezidentė, ir klausimas buvo, kaip aš nusprendžiau tapti, ar ne? Taip. Šiaip man atrodo, kad labai ilgas kelias iki tokio yra sprendimo. Tu visų pirma prisijungi prie šitos organizacijos, bandai atrasti save, bandai ten įvairiausias sritis, komitetus, atlieki kažkokius darbus, prisiemi kažkokias atsakomybės. Tada augi ir tada tikriausiai daugi, arba net nekalbant, kad tik prezidento rolę priaugi, bet kalbant apskritai, kad patektum į komandą, kad taptum biuro dalimi, tu turi iš tikrųjų daugti, pamatyti ne vieną organizacijos ciklą, kaip viskas veikia, suvokti ne tik pačią organizaciją, bet gal ir visą universitetą kaip vieną visumą. Tai manau, kad aš užaugau iki biuro narės, turėjau 2 skirtingas pareigas ir tada po tos paskutiniosios pareigos, kai buvau viceprezidentė, kažkaip pajaučiau galbūt, kad noriu šitą organizaciją toliau kažkaip vesti prieki, turiu kažkokių minčių, vizijų, kaip būtų galima tobulinti veiklą, užtikrinti kokybišką atstovavimą ir panašius dalykus, apie kuriuos gal dabar per daug neišsiplėsiu, nes šitoks atrodo. Būtų labai gerai. Tai taip trumpai pasakius, tai manau, kad labai jausminis šia dalykas ir tu tiesiog pajauti, kad tu to nori, bet iki to yra kelias augimo tiesiog. Tai tokia ta mano istorija, manau, daugmaž. Trumpa tavo istorija. Išsiplėčiau, ar ne, kaip suprantu? Ne, viskas gerai. Jo, viskas gerai. Kai mes dažniausiai kažko tampam, ar ne, užimam kažkokias pareigas, mes dažnai apie tai svajojam, ten nuo vaikystės ir panašiai. Aš tikiu, kad tu nuo vaikystės nesvajojai tapti atstovybės prezidentą, bet galbūt buvo tas momentas, kai supratai, aš noriu šito būti. Ir kada tai vyko? Šiaip juokinga, nes paminėjai dabar vaikystę, kad mes čia, nežinau, turim kažkokią tolimą viziją, ko mes norėtume maždaug būti užaugę, kokias pareigas užimti ir panašiai. Tai fun fact, kad vaikystėje norėjau būti tolimųjų reisų vairuotojai, iš tikrųjų. Nepaaiškinsiu, žinokit, kodėl. Dar kitas fun fact, kad aš iki dabar dar šiaip neturiu vairuotojo pažymėjimą, bet tai aš vaikystėje tikrai neturėjau tokio potrukio galbūt ar tokios vizijos, nes galvoju visiškai ne šitie dalykai tiesiog buvo. Tai man atrodo, kad kuo tu labiau augi, saugi, tada ir kažkaip supranti, ko tu nori iš to gyvenimo. Tai pas mane gal buvo nebent vaikystėje ar tiesiog mokyklos laikais šiaip noras įsitraukti į tą pačią mokinių ten tarybą, kažkur kažką veikti, organizuoti, už kažką būti atsakingai ir panašiai. Tai aš manau, kad gal šitie dalykai dėjosi, aš visą tai norėjau perkelti ir į universitetą, kai įstojau. Tai atstovybė buvo puikia platforma tam ir taip ir gavosi. Nice. Tu Gracia, mes visi esame atstovybei, ar ne? Ir kaip tau Gracia atrodo, ar Vitalija išpildo tavo lūkesčius, jeigu tokių turėjai, ir ar Vitalija yra gera prezidentė? Aš sakyčiau taip. Aš labai myliu Vitaliją. Aš manau, kad tikrai labai gera prezidentė. Ir po biškį judam į priekį, daromės darbus. Aš sakyčiau taip. Tu norėtum, pavyzdžiui, kad nors užimt Vitalijos poziciją, taip, sakykime, nekeliant jokių konfliktų tarp jūsų. Ar norėtum, ar save įsivaizduotum tokioj pozicijai
ir jeigu ne, arba jeigu taip, tai paaiškink, kodėl. Gerai. Tai atsakymas būtų ne. Savęs būtent prezidentės pozicijoje tai tikrai nematyčiau. Šiaip gal ir visai nieko esu susidomėjus būti kažkokio komiteto koordinatorė, bet kad aukščiau negu komiteto koordinatorė bent jau šiuo metu nematau savęs, ne. Okay. Kodėl aš tokio klausimo paklausiau, nes manau, kandidatuoti iš viso save į tokią poziciją reikia iš tikrųjų ir valios, ir pasiryžimo. Na, aš asmeniškai tikrai bijočiau, bijočiau, nes, na, kiek teko prisiliesti prie to esą atstovybės veikimo, tai, na, iš tikrųjų sudėtinga. Ir daug papirių, ir daug užsiėmimo, ir daug laiko kainuoja. Tai tau, Vitalija, klausimas, ar nebijojai, ir jeigu nebijojai, tai ar nebijai? Geras klausimas labai. Žinokit, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad nebuvo baimės, tai labai, man atrodo, čia natūralus jausmas, kuris galbūt ir rodo, kad tau rūpi šitą organizaciją, kad nori ir save kuo geriau pateikti žmonėms ir, žinoma, nemeluojant, bet per nuoširdumą visą tą prizmę. Ir jo, tai tas baimės, jeigu atvirai, tai buvo tikrai, bet sakau, čia man atrodo, gal yra toks ir atsakomybės jausmas prieš save ir prieš kitus, ir tos pastangos nenuvilti savęs ir kitų, ir jo, kažkaip tu lipi per save ir perlipi. Tai pas mane šiaip gal organizacijos visoji kelionė vykimo, tai savo kelioniai. Tai labai dažnai, kada lipdau iš savo komforto zonos, pradedant, net nebuvau tada biuro narė, buvau tiesiog narė, kaip kad jūs esat nariai. Ir aš sutikdavau daryti įvairiausius dalykus, kuriuose aš galbūt nesu pati kompetitingiausia, pati ten protingiausia ir viską aš ten moku, viskas man gerai. Bet tu taip pat sutinki, sakai kuo daugiau taip, negu kad ne, ir kažkaip lipi per save ir tu kažkaip užsigrūdini, kad praeitum ir tą visą kandidatavimo kelionę iki prezidentavimo ir tada tapimą tą pačią prezidentą. Tai jeigu tu taip esi žmogus, ar esi sutikus kam nors ir gailėjais paskui, kad ir vaikystėj, kad ir paauglystėj? Oi, dabar man 22 metus reikia taip greit permest per atmintį, ar ne, ir pagalvoti čia. Gal tau pagrasint? Nes tai sako, kai pagavai. Kažkaip aš neatsimenu tokių dalykų. Galbūt, aš manau, 100% tikrai buvo, ne visi tie pasakymai taip veda prie kažko gero. Tikrai per visą savo gyvenimą, manau, patyriau tokių, pavadinkim, nemalonesnių situacijų, bet, nežinau, kiek aš atsimenu, tai kiekvienas pasakytas taip mane atvedė į dar kažkokią naują plotmę, išmokė dar kažkokių naujų dalykų ir vėlgi išlipau iš savo komforto zonos. O, sakei, norėjai būti tolimųjų reisų vairuotoja. Kaip šita svajonė tau? Aš manau, kad čia prasidėjo kaip juokelis, bet tada pagalvojau, kad geri pinigai, reikia tiesiog turėti iš esmės teisės, kad vairuotum kokią fūrą. Ir viskas. Tai, bet čia įsivaizduokit, kad visą tai tokios mintis mano galvoje sukos, kai buvau, nežinau, 5-6 klasiai. Bet čia tiesiog viena iš tokių profesijų, iš tikrųjų net ne kabutėse, bet čia iš tikrųjų profesija. Bet, tai čia, sakau, sukosi galvoje, kai buvau, pavadinkim, maža dar. Po to gal išsivystė labiau toks suvokimas, ko aš norėčiau iš tikrųjų, o ne taip per juoko galbūt prizmę. Tai pamenu, labai norėjau būti psichologė. Labai norėjau psichologiją studijuoti, bet nepavyko, pasibaigiau teisę. Kokios karjeros norėtum siekti? Galbūt tai politika, ar ne, prezidentų? Arba galbūt kažkas kito, galbūt grįši prie savo svajonės, tapti tolimųjų reisų vairuotoja? Ne, manau, prie šito tai negrįšiu su visą deramą pagarbą vairuotojams tolimųjų reisų. Dabar, pavyzdžiui, kaip jau minėjau, pasibaigiau teisės bakalaurą. Tai laukia manęs magistras, tai ties magistro planuoju šiek tiek pasukti tą kryptį tolėliau, pavadinkim, nuo teisės ir norėčiau verslo vadybos.
Man atrodo, šiaip čia toks universalus dalykas ir padeda gal labiau suvokti, kaip veikia įmonės, organizacijos ir kaip jas valdyti galų gale. Tai aš nežinau, ar čia visiškai mano endgame'as, pavadinkim, gyvenimo, turėti ant, pavyzdžiui, savo įmonę ir jai vadovauti. Aš labai noriu, ką tikrai žinau, tai aš labai noriu dirbti su žmonėm. Pamenu, prieš kokius porą metų tikriausiai mane atstovybėje ne vienas žmogus vadino žmonių žmogumi. Tai man labai patinka bendrauti, labai patinka suprasti, bandyti suprasti, stengti suprasti žmonės, kodėl jie vienaip ar kitaip elgiasi, kodėl jie priima vienokius ar kitokius sprendimus ir panašiai. Tai žinau, kad noriu dirbti su žmonėm, bet tikslaus darbo tikriausiai nepasakysiu, galbūt norėčiau dirbti kažką su žmogiškaisiais ištekliais, bet, šiaip sakau, nežinau, nes neturiu dar visiškai tokios aiškios ir tvirtos vizijos, man galbūt, nežinau, po metų nuspręsiu, kad nori eiti toliau į aukštąjį mokslą, į politiką, į visokias ministerijas ir panašiai. Tai, sakau, čia, žinoma, labai ilgas kelias iki to būtų, bet nežinau. Kaip manai, ar esą yra kultas? Tavo širdinga nuomonė. Kas yra kultas? Kultas? Kas yra kultas? Man paaiškinkit, kas yra kultas. Aš nenoriu būti tas žmogus, kuris aiškina, kas yra kultas, bet... Paaiškink. Ne, aš nenoriu būti tas žmogus, kuris atrodo, su iniciatyva, su drive'u aiškina, kas yra kultas, bet kultas yra, nežinau, kai yra kažkoks žmogus ir jį seka, ar ne, arba kažkokius požiūrius, arba įsitikinimus seka žmonės. Ačiū už paaiškinimą tokį. Aš šiaip žinau, kas yra kultas, tiesiog man įdomu, kaip jūs patys suprantat šitą savoką. Tai energetinis. Paimkim pavyzdį, dabar šiek tiek ne tik atstovybę, bet visą universitetą. Ar visa universiteto bendruomenė yra vienas kultas? Čia jums klausimas. Galimai? Ne. Okay. Ne. Okay. Ne. Paaiškinkit savo atsakymus, nes man irgi įdomu, kodėl taip manot. Nežinau, realiai. Tiesiog visa tokia bendruomenė, kuri kažko siekianti bendruomenė, tai bendruomenė kažkas vadovauja, toks kulto požymis. Aš manau, kiekvienas žmogus vadovų, ar ne, tai jisai turi savo kažkokius požiūrius ir nėra, kad visi kaip vienas. Ne? Nors mes to siekiam, bet ne, aš nesakyčiau, kad vadovų yra kultas. Okay. Okay. Čia tokį matot pavyzdį jums daviau. Paminėjot įvardindami kulto savoką, kad tai yra grupė žmonių, kurie laikosi tam tikrų ten panašių kažkokių požiūrių, elgesio taisyklių ar dar kažko. Tai man čia tiesiog skambėjo kaip bet kokia įstaiga, bet kokia organizacija, bet koks klubas, kuris dirba dėl vieno tikslo. Tai jeigu universiteto jūsų nuomonė visgi negalima įvardinti kaip kultą, tai žinokit, aš drąsiai galiu sakyti, kad ir atstovybė nėra kultas, nes lygiai taip pat kaip universitete yra, nežinau, etikos visokios normos. Suprantu, kad turim beveik 9,000 studentų, turim labai įvairių ten nuo religijų iki seksualinio orientacijų ir panašių dalykų, tai labai pas mus yra platus spektras skirtingų bendruomenės narių, bet tai nei padaro mus kultą, nei nepadaro. Čia tiesiog taip veikia, man atrodo, pasaulis ir viskas. Tai tiesa atstovybė, man atrodo, labai normalu, kad organizacijos 100 narių turi skirtingus požiūrius, bet vis tiek laikosi tam tikrų vertybių, tam tikrų taisyklių, kurias mes patys viduje ir susikuriam. Tai išvada tokia, kad ne kultas atstovybė, tu laisvai gali išeiti, laisvai gali ateiti. Žinoma, kelias nėra gal labai jau super duper lengvas, bet šiaip yra galimybė žodžiu ir prisijungti ir po to, jeigu nepatinka išeiti. Tai taip tokia mano nuomonė tikriausiai būtų. Okay. Kokie mes faini. Yra toks mitas, kad esą žmonės yra alkoholikai. Čia aš esu girdėjus iš žmonių platybių, tai padiskutuokime. Vitalija? Manau, kad priklauso nuo kiekvieno žmogus tikslo, dėl ko iš čia ateina, bet bendroji visumoji nemanau nei, kad mes turim atstovybę alkoholikų. Taip imant šitą žodį, nes šiaip alkoholikas yra toks labiau tęstinis dalykas, kai tu geri dieną, naktį, vakare.
Ir net nebūtinai čia aš pasakiau tą stereotipinį iš tikrųjų alkoholiko savokos įvardyjimą, bet, žodžiu, nemanau, kad mes esame alkoholikai, ypatingai žiūrint visame bendrame Lietuvos kontekste, bendram tam paveiksle, žiūrint į kitas aukštąsias mokyklas, tai aš net sakyčiau... Noriu pasakyti, kad kitose mokyklose daugiau alkoholikų. Nemanau vėlgi, kad alkoholikų, bet tiesiog manau, kad mes su savo alkoholiu labai protingai tvarkomės, turim labai rimtas taisyklės, kada galima sau leisti, kada negalima. Turime, pradedant nuo fuksų stovyklos, per kurią negalima vartoti alkoholio, baigiant mūsų vidiniais kažkokiais renginiais, kur taip pat, jeigu neturi 20 metų, tai taip pat nevartojat alkoholio, nes to neleidžia įstatymas. Tai sakau, nemanau, kad mes alkoholikai. O kaip manai, kodėl tada toks gandas pasklinda? Aš manau, kad apskritai kalbant apie organizacijas, gal tą visą vaizdą iš šono, tai užtenka vieno žmogaus, vieno įvykio, vieno kažkokio nutikimo prieš kažkiek metų, kad pasikeistų kažkokio žmogaus požiūris į mūsų organizaciją ir tada tą požiūrį jis neštų, pavyzdžiui, kitiems. Tai aš manau, kad čia gal ir stereotipinis gal mąstymas, kad studentai prasigėrė, pavyzdžiui, yra. Aš esu girdėjus tokį dalyką tikrai, iš galbūt ypatingai vyresnių žmonių, nekalbu apie mūsų universitetą, bet apskritai. Tai man atrodo, kad čia toks pasenęs požiūris ir net, sakyčiau, nuvertinimas studentų, kad mes viskas, apie ką galvojam, atrodo, yra alkoholis. Tai mes atstovybėje užsiemam begalę kitų veiklų be alkoholio. Kalbėjom apie aukštąsias mokyklas, kaip sakei, pati norėtum tęsti toliau mokymasi, ar ne, ateityje. Bet, mes ir su tavais daug kalbėjom ir šiaip aš šiandien buvau diplomų teikime, ar ne, KTU. Ir pastebėjau tiesiog, tokį šiek tiek paradoksą, ar ne. Universitetas uždirba iš to, kad mes mokomės universitete, ar ne, iš esmės. Nėra taip pelno siekianti organizacija, bet ji nori, kad liktum universitete, ji nori, kad ateitum į universitetą ir kad kuo daugiau ateitų ir kad ateitų į VDU daugiau negu į KTU ir panašiai, ar ne? Taip, yra tokia natūrali konkurencija. Bet man iš viso kilo klausimas, ar reikia to diplomo, ar reikia universitetinio išsilavinimo. Nes jeigu pažiūrėtum taip į tos žmonės, kurie yra aukščiausiai, ar ne, pinigų uždirbimo atžvilgių ir statuso visuomeniai, jie dažniausiai nėra tie, kur baigia doktorantūrą, nėra tie, kur yra labiausiai universitetinį išsilavinimą turinti žmonės. Tai tavo nuomonė, kaip manai, ar reikalingas toks dalykas kaip diploma šiais laikais, ar nelabai jau? Jeigu manyčiau, kad nereikalingas, tikriausiai nei čia sėdėčiau, nei būčiau atstovybė, nei būčiau universitete, tikriausiai, žinot. Tai gal pirmasis dalykas, ties kurio man iš tikrųjų ir jūsų nuomonė labai įdomi, tai čia gal vienas pagrindinis dalykas yra, kad aš manau, kad diplomo visas tas svoris labai priklauso ir nuo tavo studijų krypties ir studijų programos, kurią tu pasirenki. Tai ar jūs įsivaizduotumėte teisininką, gydytoją be jokio diplomo, be jokio išsilavinimo, baigusi 12 klasių, tarkim, ir panašiai? Tikriausiai ne, čia retorinis toks ganėtinai klausimas buvo. Okay. Bet jeigu jūs turit kitokias nuomonės ir nepritarė, tai sakykit, galim padiskutuoti. Ne, aš manau, mes sutinkam, ar ne, Grasė? Tai, sakau, man atrodo, kad tas diplomo reikalingumas, labai priklauso, kokį tu tą diplomą gauni. Tarkim, imant bakalauro studijas, ar tu ten menų kryptį kažkokią pasibaigi, ar tu ten teisės tą pačią kryptį ir panašiai. Tai labai priklauso nuo tavo tolimesnių profesinių tikslų. Čia vienas gal dalykas. Kitas dalykas, aš manau, kad apskritai aukštosios mokyklos ugdo atsakomybę ir savarankiškumą. Šitie du dalykai nėra ugdomi, bent jau mano nuomonė, labai taip intensyviai vidurinėse, pavyzdžiui, mokyklose iki 12 klasės. Tai universitetai ir kolegijos yra based on tavo paties noras mokytis ir išmokti. Didžioji dalis aukštųjų mokyklų neturi visiškai visur privalomų ten kažkokių lankomumų ar dar kažkur. Yra ten, yra tam tikrų taisyklių kai kur, bet jo, tai čia labai yra tavo sąmoningumo dalykas, ar tu nori išmokti, ar tu nori sužinoti, ar tu nori nueiti tą paskaitą ar seminarą, ar tu to nenori. Tai jeigu tu nenori, tai klausimas tada, ant kiek tavo tas diplomas gautas A4 lapas įrodo, kad tu esi kompetentingas savo srities atstovas. Tai
Tai jo, tai manau, kad labai reikia būti sąžiningiam prieš save ir jeigu yra toks požiūris, kad diplomas yra apie nieką pavadinkim, tai nemanau, kad tokiem žmonėm yra vieta tada universitete arba kolegijai. Na, aš manau, kad diplomas yra apie nieką, bet... Ir tu esi studentas. Ir dar atstovybei. Bet, na, aš vis dėlto sutikčiau su tavim. Taip, aš nenorėčiau, kad mane konsultuotų teisininkas, kuris neturi išsilavinimo, arba kad mane operuotų chirurgas, kuris nemoka operuoti žmonių. Bet, sakykime, tu studijavai finansuojamai vietai, taip? Ar ne? Ar tu, jeigu negalėtum studijuoti finansuojamam vietoj, kas daug žmonių negali, ar ne? Ar mokėtum už savo studijas tokius pinigus? Jo, 100%? 100% mokėčiau pinigus. Nelabai yra kitų išeičių. Aišku, yra pagalba finansinė, gali būti teikiama finansinė pagalba iš pačios aukštosios mokyklos, bet šiaip, sakau, čia vėlgi tavo pasirinkimas, jeigu tu... Suprantu, kad ne visi turi tų pinigų, pavadinkim, taip buitiškai, tikrai ne visi gali susimokėti už savo studijas, dėl ko ima paskolas, dirba pilnu etatu, tada kenčia galbūt kažkiek ir studijų kokybė ir panašus dalykai, bet viskas yra, bent jau mūsų universitete mes turim begalę stipendijų, lengvatą studijų ir panašiai, tai man atrodo, kad jeigu turi įstoji į valstybės nefinansuojamą vietą, jeigu tu tikrai labai nori pereiti visgi nemokamą vietą, tai turi arba tai rodyti savo kažkokiais gerais įvertinimais galbūt gaunamais studijų metu, arba, nežinau, ten priklausyti kažkokiai iš socialinių grupių, kad gautum, pavyzdžiui, lengvatą ir panašiai. Tai sakau, tai man atrodo, kad labai čia yra žmogaus studento noras galbūt tas, visgi nemokėti už tas studijas ir surasti būdų, kaip galima kitaip padengti tą sumą. Na, Gracia, tu ar mokėtum už mūsų studijas? Aš nežinau iš tikrųjų, kiek jos kainuoja, bet manau, jos kainuoja gan nemažai, ypač jeigu... Aš irgi šiaip nežinau, kiek jos kainuoja. Jeigu kalbam apie 4 metus, tai manau... Susidaro, manau, žiūrim į solidų skaičių, žiūrim į butą Kaune. Tai ar mokėtum tiek, jeigu, sakykime, nesulauki pagalbos iš tėvų, arba ten nesulauki iš turtingo dėdės pagalbos, ir ar imtum paskolą, eitum dirbti ir mokėtum už būtent šitas studijas, ar ne, kurias studijuoji? Šiaip realiai geras klausimas labai, nes sakyčiau, manau taip. Manau, imčiau paskolą ir mokėčiau. Kūrybinės industrijas? Manau, jo. Man patinka, ką aš studijuoju, nors tai nėra dalykas, ką aš planavau iki paskutinės minutės studijuoti. Ir čia taip patekau, bet aš sakyčiau, kad jo. Aš sakyčiau, kad mokėčiau. Na, nes aš manau, kad aš sutikčiau su jumis. Iš tikrųjų, išsilavinimas yra labai svarbu, ar ne? Norint kažką pasiekti gyvenime. Ne vien dėl to, kad mus čia mokina kartais dalykų, kurių niekada neprireiks, bet tai, kad mes turim čia ateiti, arba turim tai, kad turim atsiskaityti, labai padeda ateityje, ar ne? Nes išmokstam mes kai ko. Daugiau negu tik tai matematikos ar piešti, arba vadybos ar teisės. Labiau išmokstam tiesiog atsakomybės. Jo. Nes kiekvienas realiai už save, už savo ateitį kovoja, nes, kaip pasiklosi, taip įsimiegos, realiai galima sakyti. Tai jo, čia tiesiog atsakomybės labiau išmokina mano nuomonė. Ok. Tai sakykime, aš įstojau į universitetą, ar ne? Gal Vitalija galėtum pasakyti, kodėl aš turėčiau ateiti į atstovybę? Kodėl aš turėčiau ateiti pas jus? Aš nežinau dabar iš kurios pusės matai čia eiti iš tikrųjų. Aš manau, kad ypatingai įstojus, ypatingai jeigu tu pirmą kartą studijuojantis esi, ne kaip, pavyzdžiui, Matas, bet įsivaizduokim, baigi 12 klasių, atvyksti dar, tarkim, iš kito miesto į Kauną, Vilnių ar bet kokį ten miestą į kažkokią aukštąją mokyklą įstoji, tai aš manau, kad visiems labai reikia bendruomenės, visiems labai reikia būti vietoje, kurioje tave išklauso, kurioje tu esi gerbiamas, kurioje tavimi rūpinamasi. tai aš manau pati dėl to galbūt prisijungiau prie atstovybės, nes ieškojau vietos ir kur realizuoti save ir tiesiog norėjau būti bendruomenės dalimi. Tai turim, aišku, tą didelę šiaip universiteto bendruomenę, bet jeigu tu nori
tokios mažesnės, jaukesnės pavadinkim, tai plus, sakau, išbandyti labai daug naujų tikriausiai dalykų, dar nepatirtų, praplės savo pažinčių ratą, kompetencijas, kurių tu neįgysi nei studijų metu, nei darbe, o kaip tik atvirkščiai tu įgyji tam tikras kompetencijas atstovybėje ir jas po to taikai darbe. Aš sutikčiau su tavim. Aš irgi sutinku. Ir čia dar toks vienas dalykas irgi kalbant apie atstovybę, kažkada scrollindama Facebooko VDU toj grupiai, pamačiau tokį įdomų postą. Anonimiškai buvo paskelbta ir buvo parašyta būtent apie atstovybę, ką reikia ten daryti ir ar ten sunku ir kiek moka už tai universitetas, kad tu esi atstovybei. Moka. Tai tokį biškį į mane, tokia, okei, iš kur tu sužinojai, kad mes čia, kad mums čia moka, kad mes čia veikiam kažką už pinigus. Pasirodo, žmonės irgi jum nemoka. Galvoja. Tai apie tą norėčiau pakalbėti, kad būtent, kodėl žmonės taip galvoja, kad arba kodėl jie tiesiog galvoja, kad mes čia veikiam beprasmiškai, ateinam, nieko už tai negaunam, bet čia reikia mums dirbti. Man tokia įdomus tiek pagalvojimas. Geras klausimas. Geras klausimas. Tiesiog, nežinau, man atrodo, kad atstovybė vėlgi pasikartosiu, kad duoda dalykų, kurių neduoda niekas kitas. Tai aš suprantu, kad čia yra savanoriška veikla, už kurią niekas nemoka, bet man atrodo, kad ir jūs negaunat materialinės kažkokios naudos, jūs gaunat moralinę naudą ir dar labai didžiulę. Jūs praplėšiat žinias savo, draugų ratą, pažinčių ratą, kodėl mes esame dabar šitoj studijai, matai, iš tikrųjų. Jeigu taip pat jau matot, kapstytumėmės, tai man atrodo, kad atstovybė, sakau, duoda tą networką kažkokį, kur gali tiesiog stumtis toliau gyvenime per atstovybės kelionės metu surekstos kažkokias pažintis. Tai sakau, manau, basically, ryšių kūrimas. Jo. Kuriam ryšios. Jo. Na, aš manau, kiekvienas gali išsinešti tai, ko jam reikia. Ir su minimaliai pastangų visai, sakyčiau, nes nebūtina daryti visko, ar ne? Nebūtina dirbti kaip dirba Vitalija, ar ne? Nebūtina. Nebūtina tiek daug laiko investuoti, galima tiesiog ateiti, padaryti kažkokį darbelį, prisidėti prie atstovavimo ir pasimti tai, ko tau reikia, ar ne? Kad ir tai būtų draugas ar žinios kažkokios. Tai aš manau, kaip ir baigiam, ar ne? Tikrai pakalbėjom apie tave gan nemažai. Buvo iš tikrųjų smagu susipažinti artimiau. Kadangi mes nepažįstami visiškai esame. Žinai, kai jungiam kamerą, pasikeičiam. Ir neaišku, ar užsidedam grimą, ar parodom savo tikrą veidą, bet ačiū tau. Ačiū Vitalijai. Nėra už ką. Ačiū tau, Gracia. Ačiū tau, Matai. Aš noriu pasakyti dar vieną dalyką iš tikrųjų. Noriu pasakyti, kad šios sakinius mane privertė užsidėti Matas. Aš savo noru to nebūčiau dariusi, mane privertė. Šitą iškirpsim. Tikrai nekirpsim, prašau palikti. Nekirpam.